save laikantis vietos gyventojas, niekieno neprašomas ir neraginamas atstato žydų maldos namus. Kas paskatino prikelti istorinį pastatą, domėjosi Violeta Launikaitienė. Galvosūkis. Kas bendra tarp sinagogos ir SAP? Atsakymas – Regimantas iš Kavarsko. Bet kodėl būtent SAP ir sinagoga? Atsakymo nėra. Nežino ir Regimantas. Nežinau. O kodėl sinagoga? Regimantas save laiko praktikuojančių katalikų. Žydiško kraujo nuo jo mamos giminėje nebuvo. Mes gryni lietuviai, ne žydai, bet mano tėvai su žydais bendravo, dar kaip gyvena, da buvo nevedė, tokie panašiai buvo. Aš žaviuosi tiesiog žydų filosofiją, jų gyvenimo būdų. Daug, kaip brangu. Čia galbūt nedraugai juokėsi iš mano šitą. Aš pats nepastebėjau, kad tai, kaip sunku. Darosi sunku suprasti, ar Regimantas iš prigimties savo manieromis ir elgsena panašus į žydo tipažą, ar ėmė ir susitapatino, kai jo gyvenimą neplanuotai atėjo judaizmas, prieš 17 metų įsigijus nugyventą miestelio sinagogą. Vieną kartą atvažiavo žydai, kitas iki atvažiavo žydai iš Amerikos, iš tolimiausių kraštų atvažiuoja jie ir jie paprašo, ar galima čia pagiedoti. Regimantas atviras. Sinagogą pirko turėdamas racionalių planų, įsirengti dirbtuves ar sandėlį, kadangi raudonų plytų statinys nuo holokausto ir per visą sovietmetį buvo apleistas sandėlis su prilipinta parduotuve. Niekas dėl sinagogos iki Regimanto galvos nesuko. Remontavo, tvarkė, darė viską. Daug, labai sveikatos ir pinigų padėjo. Verslo planas galutinai žlugo įsitikinus, kad restauruojami SAP sinagogoje nestovės. Aš atradau balkoną. Balkonas buvo tik moteriams. Paskui atradau kitą nišą užmūrytą baltom plytom. Va šitą. Va čia originali lenta išlikusi. Atvažiuoju, aš jų klausinėjau, kas tai gali būti. Regimantas atidengė keliais sluoksniais dažytas sienas, aptiko autentiško dekoro, pradėjo rinkti ir kaupti žydų relikvijas, daiktus, knygas, neatsiejamai domėti žydų religiją. Tenka po truputį ir šabo dienas, Jūrmaloj tenka, pakviečia mane dalyvauti šabo dienom. Taip, tai džiaugsmas yra bendrauti ir su žydais ir džiaugtis. Galima daryti prielaidą, kad Regimantas yra vienintelis. Savanoriškai atkūrė žydų istoriją Kavarske, ne žydų miestelėje, nuo holokausto visai nėra. Aš turiu visokius duomenis, ten virš 1000 žydų, net kai skaičiuojama, kad buvo. O dabar nėra nei vieno žydo? Nėra. Regimanto užsidegimas atstatyti sinagogą nemažta. Jau uždirbti pinigai iš SAP dengia ir deng žydų maldos namus, nors mašinos irgi prašosi stogo. Kas čia, 2 litrų ar 2-3? Jo, čia 2 litrų, pats galingiausias 129 kW. Jei tik Regimantas turėtų atliekamų pinigų ir SAP-ams įrengtų muziejų, mašinų detalių prikaupta, žinių pilna. O šitas yra pats pirmas sedanas. Man mažai, aš turėjau 184 kW. Jo. O apie kūrą kalbėsim? Apie kūro sąnaudas. Gerai. Kiek dar truks, kol žydų maldos namai bus atstatyti, Regimantas tuščiai nesvarsto. Bus pinigų, greičiau darbas judės, nebus, stovės. Rėmėjų dėja per tiek metų nesirado, išskyrus artimiausius draugus. Violeta Launikaitienė, Egidijus Krikščiūnas, Anykščių rajonas. Šiauliai švenčia